Įprasta praktika tokia, ekranas muša pirmas ir po to išvaisto persvarą. Valdas Dambrauskas, ekrano treneris, netgi sakė taip, kad galbūt būtų įdomu pažiūrėti, kaip būtų, jeigu mes praleistume pirmi ir kaip komanda sužaistų tokiu atveju. Kol kas rungtynių pabaigas dar reikia šlifuoti Panevėžio komandai, kol kas toli gražu ne viskas pavyksta būtent tada, kai reikia saugoti rezultatą. Jurijus Kirilovas vėl pagrindinėje sudėtyje šiandien, kuo toliau tuo geriau jaučiasi, praėjusiame ture įmušė įvartį, o čia šansas vienas toli. Taip. Atlantui prireikė 6 minučių, kad pralaužtų ekrano gynybą ir išveda į priekį Atlanto komandą ir pirmasis įvartis šiose rungtynėse pačioje jų pradžioje. Na, Valdas Dambrauskas norėjo apleisti pirmas ir kitą taip. Taip, išsipildė. Kitas toks, sakykime, taip, pusiau rimtas Valdo Dambrausko noras, kad pažiūrėkime, kaip jo komanda atrodytų, jeigu praleistų pirmieji. Kol kas tą vienintelę savo progą Atlantas pavertė įvarčiu. Ir 1-1. Elivelto ketvirtasis jo įvartis šį sezoną. Štai taip. O dar tik 11 rungtynių minutė. 3-3 rezultatas realus, jeigu taip tęsis. Esant tokiai progresijai, netgi sakyčiau, kad pasikuklino Valdas Dambrauskas. Bet kuriuo atveju, štai taip, čia. Perdavimas į baudos aikštelę ir... Priverstinai atsipūtė Baranauskas praėjusiame ture. Po to, kai gavo raudoną kortelę rungtynėse su Sūduva, šiandien vėl aikštėje. Kirilovas. Neabejotinai, vienas iš svarbiausių žaidėjų, bent jau... Vėjų naudojasi Atlantas, puikiai žino, kaip tai gali būti pavojinga. Gerardas Žukauskas kairę koją. Ir geras Luko Žukausko epizodas. Žukauskui. Taip, šį kartą nutiko. Kirilovas pergalingą įvartį įmušė praėjusiame ture rungtynėse su Šiauliais, kurie vėlgi yra Virkšas. Smūgis įvartos ir pradėjimas. 2-1 Tadas Eliošius antrasis, jo tikslus smūgis šiame čempionate. Manau, kad 3-3 būtų banalu, čia gali būti ir daugiau tų įvarčių. 17 minutė ir šeimininkai vėl priekyje 2-1 po štai šio gražaus į vartų kampą skriejančio kamuolio. Na taip, jeigu mes minėjome pagrindinius naujokus Atlanto komandoje, tai yra Kirilovas ir Kochanauskas. Smūgis į vartos. Pavojinga ataka, šalia Virkšto skrieja kamuolys. Na, būtų buvę keista, jeigu būtų kitaip, vis dėlto ekranas liko be daugumos savo patyrusių žaidėjų ir jei pernai Salamanavičiui ir Dūdai teko ieškoti žaidybinės praktikos kažkur už Aukštaitijos stadiono ribų, puikiai Atlantas supranta vėjo reikšmę. Petrauskas! Smūgis į vartus šiek tiek virš. Yra žaidžiamas futbolas, tiesiog rungtynės tokios, kai aišku, kad atiduodama viskas, kas įmanoma kovai su Elivelto. Manyčiau, pagal tai, ką matėme pirmajame kėlinyje, kad kažkuri komanda, nu šiuo atveju turbūt reiktų kalbėti visų pirma dabartinio rezultato šviesoje apie Atlantą. Antrajame kėlinyje, sakykime taip, tose situacijose, kada ekranas bando užpulti, bando kažką sukurti, reikia turbūt pažymėti, jog Atlantas ginasi užtikrintai ir patikimai. Iš esmės klaidų gynyboje nėra, negana to, tai dabar smūgis. Oi. Ir koks įvartis. Tomas Dabkus muša įvartį ir įvartis iš niekur. Ir papildomas balas, sakykime taip, Valdui Dambrauskui. Pataikė keisdama žaidėją. Elivelto, čia Elivelto. Kol kas vartų saugumas nėra stiprioji Atlanto žaidimo dalis. Antrąjį savo įvartį beje šiame čempionate įmušė Tomas Dabkus. Šiandien dar vienas smūgis. Antrajame kėlinyje ekranas daro tai, ką darė jų varžovai pirmajame. Atsiradus galimybėj smūgis į vartus.
iš tikrųjų neprisimenu nė vienų rungtynių šį sezoną, po kurių, sakytume, Ekranas žaidė blogai. Ekranui gali baigtis blogai. Bet žaidžia šį komandą iš tikrųjų, ji žaidžia futbolą. Elivelta. Tokia galimybė ir Tomas Salamanavičius pabandė kyštelėti kamuolį tam pačiam Elivelto. Į tolimą į vartų kampą. Ir dar joj! Mindaugas Malinauskas gelbsti komandą. Edgaras Baranauskas paleido tokią strėlę, kad tiesiog gražu žiūrėti. Kampinys dabar. Ir vėl šalia Virpsto. Štai toks Ekranas. Dvi atakos, du smūgiai, kurie galėjo viską išspręsti. Bent jau vienas iš jų, štai čia antrasis Edgaro Baranausko smūgis ir būtų įkritęs, tai būtų geriausias sezono įvartis galbūt. Kad šeimininkai 2 kartus pirmavo. Pačioje rungtynių pradžioje ir po to, kai įmušė antrą įvartį, irgi beveik pačioje rungtynių pradžioje. Manau, kad džiaugiasi Žalgiris, turbūt džiaugiasi Gargždų banga. Tai dabar čia dar vienas pavojingas Norvilo perdavimas į baudos aikštelę. Dabar jau gaisrai Atlanto baudos aikštelėje. Smagu yra tai, kad žaidžiama netgi per teisėjo kompensuotą laiką. Tai yra principas žvirblis rankoje negalioja visiškai. Mes matėme, vis dar matome geras rungtynes, kuriuose lygiosios ko gero yra logiškiausias rezultatas. Kągi aidi finalinis Sergejaus Lyvo švilpukas skelbiantis lygiasias, įprastas Ekranui ir nelabai turbūt patinkančias Atlantui, bet yra taip kaip yra. Po tašką pasiima iš šių rungtynių abu klubai, 2-2. Rezultatas toks galutinis šiose rungtynėse. Iš tikrųjų, dar kartą galima, aišku, banaliai pasikartoti, kad tai, ką mes šiandien matėme, futbolo aistruoliams turėjo patikti. Aišku, jeigu jie nestovi griežtai jau vienoje arba kitoje barikadų pusėje, kalbant apie simpatijas vienai ar kitai komandai.